Gerai, FPV Logic. Kur tu? Ok. Race, Free Flight. Pradžią pasijungiam Free Flightą. Tarkim. Next. Ok, tarkim pasiėmėm tokį arba kažką standartinio. Arba galim pradėti nuo mažiuko. Vienas esas, Tiny Whoopas. Pasižiūrėsim, kiek realistiška yra. Nu, kaip vienas S Tiny Whoopas visai. Šitos galim. Barkšt. Simuliuojama žala aplinkai. Įdomi. Propvašas. Nice. Barkšt. Ok, įdomi. Nuo daužymosi gali šiaip išmokti ir pasakyti labai nemažai apie žaidimą ir apie visą tai, kas yra įkišta. Nu, kaip Tiny Whoopas skrenda. Šiaip visai neblogai. Barkšt. Šiaip vienas iš pratimų, kuriuos labai rekomenduoju simuliatoriuose, ką daryti, tai daryti tai, ko šiaip nedarytum realybėje. Daužytas. Tai reiškia, kad skrendi, atsimušiai ir stengiasi išsistabilizuoti droną. Tai yra žiauriai geras pratimas. Skrendi, barkšt, susitvarkai horizontą, throttle ir skrendi. Barkšt. Atsiverti, gazas, dugnas, barkšt, atsiverti, gazas, dugnas. Esmė yra, kaip čia pasidaryti, muscle memory, kaip atsistabilizuoti droną. Kad, pavyzdžiui, kažką užkabinai ar panašiai. Nes realybėje tikrai būna, kad kažkur su savo darbiais atsitrenkia ar dar kažką tai. Nu ir tu nėra taip, kad iš karto kaip su Maviku, kad atsitrenkiai, palietė ir viskas krenti. Barkšt. Gerai, kaip Tiny Whoopas. All good. Tikrai nice. Gerai, galim pasikeisti į kažką rimtesnio. Reiseriukas. Šitas arba šitas. Bandom. O, vyrytė. Čia jau bus reiseriukas. Rush.
rašo kur nors greitai. Ai, va. 174, mačiau. Ar simuliuosi signalo kokybę? Nesimuliuosi, gaila. Simuliuoja. Bet tik tada, kai išskrendi iš trasos. Ir šiaip visai neblogai. Tik tam tikram ruože. Ok. Vadinasi, signalo simuliacijos nėra. Propvašo irgi nematau. Propvašas tai kai būna atleidę gazą ir propai sukasi savo paties generuojam ore. Ir būna toks wiggle. Nu va, suriku visai kitas reikalas. Atsitrenkė ir susistabilizuot. Nes viskas vyksta greičiau. Dar pasiėmu kokį saugo proškį. Tai bus toks labiau smooth. Freestyle. Barkš. Au. Šiaip įdomiai, kad rodo šitus nuotrupas nuo sienos, kaip ir lieti su propais. Ok. Toliau. Mačiau, kad čia yra reis. Tai galim pasimti kažką palenktyniavimai. Tarkim. Factory, garažas, stadium. Nu, davai bandom stadium. Kokias droną nori, bet bandom. Cinevupai. Norėčiau pabandyti pasidaužyti. Tai pabandom pradžią su šito. Po to pasikeisim į kažką kito. Čia actually gali daužytis su priešininkais, tai reiškia, yra įjungtas collision. Nice. Au. Padarom normalų laivą. Gerai. Normalų daivą. Propvašas jaučiasi. Okay. Jau nebemoku lenktyniauti.
Labai seniai tai dariau. Okay. Gerai, apsiprantam su trasa, kur reikia skrist. Gerai, dabar galim biškį greičiau. Kadangi jau žinom, kur reikia skrist. Biškį trūksta jiems marvės, nes negali ištraukt. Exit. Šiaip geras, tikrai nice. Vien dėl collision galimybės atsitrenkti kažką tikrai nice. Okay. Gerai, čia reikia dar priprast prie tų 5 laipsnių. Šiaip pas pradinukus varžybose yra toks niuansas, kad tau nereikia skristi greitai, tiesiog pabaig trasą ir jau tu turi šansų laimėti, nes žmonės dažnai tryhardina ir išsidaužo. Bliam, kaip aš nepratęs prie tokio reito. Labai jautrus. Au. Okay. Anksčiau šitą mokėjau labai gerai. Dabar nelabai. Žodžiu, čia turit grindint, nes iš pradžių gali atrodyti, kad čia viskas greitai vyksta ir sudėtinga, bet paskraidysit tam tikrą laiko tarpą, tai yra bent porą dienų, ir pamatysit, kad čia nieko baisiai stebuklingo. Išeitų, kad čia susimažinti kameros kampą. Tram 8 max, ok. Biškį paprasčiau. Bet ar jūs matot, ką ir aš matau, tai kad vas ir NPC daužosi. Tai čia toks fun factor, kad tipo skrendi ir toks aplinkinis mugrito neišėmė posūkį ar panašiai. Ok, šitas simuliatorius tikrai visai nice. Nedėčiau aš jo į must have, bet jis tikrai visai nice. Taip, settings, toliau zen. Gerai, užtekom jo. Gerai, FPV logic. Nu, dėčiau į geri, bet ne must have. Dabar kodėl geri? Taip, žinau daug ko jame nėra, bet
dedu į geri vien dėl to, kad yra collision. Tai reiškia, kad kaip realiuose lenktynėse žmonės pradeda, startuoja, skrenda, posūkių susidaužia ir panašiai, taip ir čia tu gali nudaužti kažką arba tave nudaužti ir panašiai. Tai vien dėl šito galim dėti jį į gerus. Ok, pradėkim nuo FPV Battlegroundo. Kaip tik bugs, UIus, first collaboration. Nu, žiūrim, ką jūs šitokio pridarė. Ok. Gerai, muziką susimažinsim. Controls. Viską tu matai. Kaip ir nice viskas. Graphics high, shadow. Picture, rate, screen display. Language, binding. Gerai, čia viskas kaip ir tvarkoja. Missions. Column destruction. Gerai. Tarkim. Let's go. Čia primena iš Medal of Honor. O. Gali customizint. Nice. Realiai tai vienas. Ai, X ir Deadcatas. Bet taip pat čia nėra Deadcatas. Tai matyt ateityje įdės, nes čia kol kas vienas ir tas pats. Tik spalva skiriasi. Kas dar? Skinai. Nu jo. Ok. O teoriškai, jeigu rėmas yra, koks čia yra rėmas, AV frame size 7, 10. Tie standartiniai cheap shit. Dabar ką aš noriu čia padaryti, tai kad 10 colio propai šitam rėmui bus per dideli. Tai teoriškai, realybėje nusidaužytum viską, plus motoram būtų blogai. Net laikytų. 6, 3 Gerai, užsunkiname troną didesnę bateriją. Motorai jau turėtų verkti. Charge, fragmentar, alternate baric. Na, tarkim, belę, kurį įdedam. Gerai, kas iš motorų gero? 8, 12. Kodėl nėra 3, 2, 0, 700? Čia bus 6. Per maži motorai. Tai su tokiu visu reikalu vasarą jie degtų, labai degtų. Gerai, sudėjom taip, kad būtų logai. Dalykai. Remote rings. Tarkim. Ką dar? Viskas. Nu, šiaip visai neblogai. Gerai, dabar turėtų būti blogai dronai, kai aš jį paleisiu. Tai pretty much galim, o čia dar galim truck.
Height mapas. Ok. Ar įdomu, rodys kažką. Gerai, tarkim. Dabar mes turime sugadintą droną. Tai yra button 2 place 2 oko. Va. What? Gerai. Okay, nice. Breeze, strong gale, sun, rain, snowfall, interaction, ten. Varom droną, padarom normaliai. 7 colį paliekam. Jo. Back. Šiaip nice, kad sudėjus prastą buildą, tas prastas buildas grybauja. Matot, kiek reikia duoti gazo. O, blemba, koks esi. Gerytė. Biški keistai, nes šiaip jis labai... Bet iš gazo jisai ne kažką. Labai ne kažką. Gerai, kur nors, kas nors. Ta prasme, toks mapas ir jis tuščias. What the fuck? Come on, kazio dugno. Drono fizikos yra tragedija. Žemėlapis 0 darbo. Parkšt. Ok. Lievas. Iš to, ką matau, tai šitas simuliatorius yra lievas. Bent jau dabartinėje stadijoje. Fizikos tragiškos, žemėlapis praktiškai tuščias, dronų realistiškumo praktiškai nėra.
ta prasme, rolai belia kaip, responsive, visi kiti. Tai lievas. Gerai, dar galim paimti Death from above. Ok, žiūrim, ką turim. Su animacijom. Drama Queen. Gerai, skipinam animacijas, ne filmą pasileidom. Tai... Ok. Credits. Options. Audio. Susimažinam šitą ir. Play. Ok, turim Mavicą. Gerai, pasileidžiam kokią 5 misiją. Nepaleidžiu nuo pradžių, nes esu šitą žaidimą jau biškį pažaidęs. Tai tiesiog praskipinsiu ir varysiu straight to the point. Turim galimybę vaikščioti po mapą. Drones, Rotor Swings, Vibrators 400, Dragon Express. Tai čia pasišaipimas iš rusų, nes pas juos taip yra. Obuoliai. Nice. Wanted. Okay, nice. Gerai, tai žodžiu, mes turim tam tikrus objectivus, žemėlapius, turim skalbenkių, kurias galim pristatyti ir gauti daugiau taškų. Keista, kad neleidžia judėti. Ok, tai kiek pamenu, įsijungia Mavicas. Ai, tik problema yra ta, kad su joysticku nepažaisti. Turi su VASD, Q ir E varinėti. Tada. Taigi, paspaudus tab mygtuką, mes perinam į apatinę kamerą. Va. Su Ctrl mes galim aiškinti jiem, kad jie pasiduotų. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Здавайтеся. Здавайтеся. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Tai va, left shiftas termo. Gerai. Grįžti į poziciją. Dabar kuris yra metimai? Space'ai gal? Tarkim, turim. Здавайтеся. Kažkuris yra išmest. Fragą. Va. Mausas. Maus vienas.
Pačioj dešiniai turim kiek užtaisų. Pataikėm, nekyvirusai. Gal taškų. Здавайтеся. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. Dar turim 3. Jo, su pele ir klaviatūra valdai šitą. Tas bišки seks. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. O, čia dar yra va. Kita mafika. Здавайтеся. Здавайтеся. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. O. Numušti kitą droną. Ir su... Va. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Здавайтеся. Здавайтеся. Nu, dar tai turėkit dar. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Tai žodžiu. Nori pasipildyti, turi grįžti pas save. Priešai nėra labai protingi, jie tavęs neseka. Jie realiai tai sėdi savo vietose. O tau pačiam reikia tiesiog skraidyti su Maviku ir realiai dabar jeigu tarkim ant gyvūno gyvūnai čia yra nemirtingi ir išmeta, kad mes ne rusai, nežudykit gyvūnų. Grįžtam pas save, užsitaisom daugiau granatų. Dabar galim pabandyti, o kas jeigu O. Gerai. Dar vienas dalykas, kas yra, tai ale FPV. Tai tie FPV čia yra tokie, kur, nu, ne kažką jie. Duosiu pavyzdį. Tarkim, jeigu neklystu į kontroliuoti jo gali tik tai su pele barkšt. Ok. O. Kas liečia Maviką, tai
biški sakstos realybės trūkumas. Ta prasme, skrendi per medžius, per šakas, nieko. Daryk, ką nori. Tai tas realybės nebuvimas jis padaro į tokį vaikišką. O. O, net nemačiau, kaip iškirto. Сдавайтесь. O, džemina droną. Okei. Biški nesąmonė, kad operatorius pats neturi jokių prietaisų su savim, tai yra pistoleto, šautuvo, dar ko. Puf. O. Džemina. Здавайтесь, щоб врятувати своє життя. Šiaip kaip žaidimukas jis gan įtraukia. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Žudo mano droną. Nu, džemingas čia gan agresyvus. O, jis išgyveno. Neilgam. Turėk. Pabėgo. Nice. Protingas botas. O. Gerai. Kitas dalykas, kurį pastebėjau, tai kad gali sprogdinti tankus, turi šiaip nemažai numest, bet turi dar gali padaryti vat. O. Čia biški drąsiai. Kažkurį mygtuką paspaudus. Здавай. Va. Right klikas. Ir tu gali skraidyti su. Nu, žodžiu, ką čia gali nuveikti su šitais, tai skrendi į tam tikras zonas, juos numeti ir gauni ekstra taškų. Tos zonos yra pažymėtos. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Va, kaip čia. O. Ekstra taškai. Здавайтеся. Toliau. Matau, vienas pasidavinėja. Здавайтеся. O. Ekstra taškai. Щоб врятувати своє життя. O, jau jie šaudo. Tai va tokias tokelis, toks žaidimukas lengvas. Primena šiaip GTA Vice City.
labai su tuo, ką tu čia gali veikti, tik tai, kad labiau orientuota į dronus. Gaila, kad pats žmogus neturi galimybės nešiotis ginklą, apsisaugoti ir panašiai. Viską reikia daryti su dronu. Tarkim, va, matom priešą. Matom pasivogęs kalbenkių. Ir metam granatas. O. Tada turėtų būti arjų. Pasižiūrime, negyvas. Dar kitas. Jeigu numesim šalia, kad sužeist, tada tikėtina, kad pasiduos. Taip, o tu nepasiduoda. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Здавайтеся. Здавайтеся. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. О. В українському полоні ви Gerai, čia dar galima visokių kolektinti dalykų. Pasislėps. O. Pabandykim atsitrenkti į kurį nors. O. Nu, žodžiu, esmę supratot. Toks įdomus simuliatorius, ale simuliatorius, labiau kaip tiesiog žaidimukas. Pats gali lakstyti per mapą. Tarkim, pabūkim drono operatoriumi Rembo. Iš esmės, čia yra ta pati situacija, kaip aš visus 4 kartus fronte atveriau be ginklo, tik su dronu. Tai čia lygiai tas pats. Pamatai priešą, spaudė. Bam. Pamatai priešą. Bam. Kas biški nesąmonė, tai kad negali pasimti jų ginklų. O jau bėga hebra. Tai va, gali... Žodžiu, va taip va gali ir šaudyt su dronu. Yra dar kažkokios dešrelės. Kas tom dešrelėm? Kaip jas naudot? Controls. Zoom bomb camera, drop bomb, lift release, toggle pilot, speakeris, previous bomb, next bomb, thermal camera, boostas dar yra. Ok, thermal. Kas ten su tom dešom?
Ai, pala, gal tenais yra... Va. Sausage. Galiu dešras mėtyti. Окей. Здавайтеся. О, pasiduoda. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. Nu. Im dešą. Gerai, tarkim. Pabandom, kad jie sustotų. Ir numetam ant jų dešą. Ir viskas. Gali priartinti vaizdą, numečiau dešą, nieko nenutiko. Gal... Okay. Grįžtam. Gerai, gali pasikeisti tipas operatorių. Anti-tank, frag, sausage. Bet tas sausage nelabai suprantu, ką jisai. Numetai dash ir nieko. Čia gal toks labiau prie prikolo. Gerai, anti-tank, tai čia turėtų... Ojojoj, kaip juos išnešti. Galim... O! В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Здавайтеся. Здавайтеся. Здавайтеся, щоб врятувати своє життя. В українському полоні ви отримаєте більше прав і свобод, ніж будь-коли мали в Росії. Здавайтеся. Gerai, ginklas dar yra. Bandom nubėgti. Gal pavyks pasimti ginklą ir pabūt remba. Dabar klausimas ar... O. Sudegt negaliu. Ok. Kažkur čia mano... Va. Ta prasme, matau ginklą, bet negaliu pasimti. That sucks. Kažkur čia va mano dronas. O, lėktuvas skrenda. Galim pabandyti. Prarandė ryšį, dronas atsijungia. Whatever. Žodžiu, pats simuliatorius, nu, nėra jisai blogas. Jis tiesiog toks kaip žaidimukas padarytas. Lost Round. Kaip matau, yra šitas sąrašas su taškais. Yes, please. Gerai. Tai, šiam vaizdo įrašui tada tiek. Ok, tai kol kas čia vat liftoffas nukrešt kaip must have. Zone Reaperis ir PVLogic Deform Above kaip pakankamai geri. Nėra kažkas tai profesionalaus, ten super dabar ir taip toliau. Pusėtinė Micro Jones. Lieve Ukraine ir šitas FPV Battlegrounds.
Gerai, liko Tripas, Nilaras ir Farahokas. Farahokas man tikrai labai patiko, Tripą dar nebandžiau, tai bus įdomu pasižiūrėti, kas ten gero. Nu tai vat realiai tiek. Iki kito karto.